Пока не отошел, телевизор не простудился, тебя первым. Не то, что очень хорошо сделал, но не простудился. Чего не хватило сегодня? Ваша команда. На матч начали хорошо. Не Патайко пішки і Мано проблема, тренерки було. Не Патайко і потребше. Гнібо, до Свобода було в'єна карта, так. Ну, були проблеми, тільки, коли проблеми виникли, що були проблеми. Не рекався. Скільки людей зійшлося? Не знаю. Добавлю Ювентус, Жейдуч, ще гуляє. Дав є наметний контракт. Стоїть, був ще. Так, Матвей. Также спасибо. Герой придет Валентинос. Очень полягает инициатива. Сейчас это Патайко, Погълманя, притрува до командно полима. В момента побуват с резултата с спички. Келята тежкаля мусор, где го тиже стрелил в командно причина. А аз поведена преди участ. Ще ли не та команда бъде. Придовано е уж когда, уж не Патайко, но уж да успя да ти да инициатива. Потеря трупа. Сексизмом сказал Вашингтон. Гадим се консурит да те изгледаш много. Като коня не особо. Kaip nesavas, nežinau. Pagal kamuoliuką liko. Atrodo, tikrai užbaigs metimą arba ten kažko krepšio metimas toks. Turi dėti. Gal jo šitą. Pabaigoje atrodo, papildo pražangų buvo tokių. Ko tik? Pražangų bereikalingų, kurios vertė. Pabaigoje, ypač pabaigoje, kai turėjom 5 pražangas ten. Politinė zona darėm 5 pražangas, paprasčiausiai turi atiduoti taškus už. Dėkui. Neatsisveikinu. Ar būtų pirmas rungtynės, vienas užšal? Ta pradžia žaidėm vangiai, atsilikinėjom, bet antro kėlinio gale užsivedėm ir nebesustojom. Atrodo, pastaruoju metu pradedi pats įsibėgėti. Reikia kažko. Negalima visą laiką, ne nuo savo žiūrėti. O čia priežastis. Ar pats pradėjai geriau jaustis? Nežinau, gal toks moralinis save stumia. Žinau, kad komanda, nežinau, kad vadovai, treneriai tikėjosi iš manęs daugiau pradžioj, nei aš dariau, tai dabar jau sezono galas nebėra kur slėptis. Bet tu nenori prisikalbėti, tai vėl kaip atgausiu. Už to žodžius gausi vėliau. Negalima taip ant savęs sakyti. Čia tik pradžia, dar jūs pamatysit, kaip aš galiu žaisti. Ir viskas. Kam dabar reikia galvoti, gal viskas čia. Pasisekė todėl, kad dirbi gerai, eini į priekį, viskas ir turi sektis. Taip ir yra. Tai nepasisekė, čia tavo darbo rezultatas. Ar Leonas Mamadis nori ką turėti savo rankose? Nu, žiūrint pagal situaciją, kas dengia, tai
kad gal kitas žaidėjas patogesnėje pozicijoje čia. Man svarbu, kad įmestumėm lemiamais momentais, o ne kad aš ten meščiau. Viskas? Aš galiu pratesti čia, pasakyti, kad čia atsipalaidavę, jau pasakė Arvydas, ir galiu pratesti, reikia suprasti žmonės, kad mes turėjom tokį sunkų laikotarpį ir Arvydas žaidė net ir centrų žaidimą, 4 numerį, tokia, kaip sakyti, ėjom iš padėties, žaidėm taip, kaip reikėjo, nežiūrėjom tą savo poziciją ir žmogus ne visą laiką jaučiasi gerai. Ir, sakysim, Kemas, Longas, žmogus dabar jaučiasi gerai. Mes su Baulėsu taip pat buvo, kol įsibėgėjom, kol pripratom, ką geriausiai jisai gali daryti, kas jam labiausiai patinka. Taip reikia žmogui suteikti aikštelėje tokią vietą, ar tokias galimybės, ar tokią laisvę, kad jis jaustų malonumą ir komandai atneštų naudą. Ne tai, kad jis pats ten džiaugsis, jam nereikia gintis, jis gali tik mėti. Ne, bet ir komandai, kad atneštų naudą. Tai va, Arvydą ten pabandėm ir po krepšių, kada jisai dengdavosi didesnis, nelabai ten, arba jis, sakysim, tokie įkirtimai, viskas ir taip, kad jis dabar po truputį grįžta mūsų tos gretos, arba, sakysim, jau normalesnius žmonės mes turim, jau nereikia Mindaugo ten leisti centrų, dar kažkas yra ir Valdas, ir Julius kiek gali padeda, ir Ignas pasitikė, kad per treniruotės tikrai tie jaunoliai labai stengiasi ir stengiasi jais pasitikėti. Tai, kaip sakant, žmonės visi į savo vėžes grįžta, nereikia mums keisti vėl tą stilių kažkokį, tai kad tu čia dabar būsi toks, tu čia toks. Tai aš taip pateisinčiau jo neblogą žaidimą, neypatingą, bet neblogą ir jo savijauta aikšteliai, toks būdavo nuliūdęs visą laiką, pasiminęs dabar, nusišypso. Ir Kemo, Longo žaidimų, jo to elgesiu, kad jis nebijo paimprovizuoti, ten tokį prasiveršti, dėti dar kažkas. Aš labai mėgstu, kad būtų krepšinis gražus, bet vien efektais negalim žaisti, dėl kad reikia rimtai aikštelėje. Visų pirma, mums dar trūksta to pasitikėjimo, ypač su jaunesniais žmonėm, kaip nepastebėt per žaidimą, sakiau, ten Julius, Ignas atėjo, ką darai, tai neišsiduok, kad tu abejoji. Ir daryk. Ar ten užpuoliai kažką, ar atakuoja agresyviai, tai ne kažkur per atstumą. Pulk ant jos, stumk, spaus. Gerai čia ar negerai, treneriai ten nuspręs. Bet tu nebijok, ką darai ten. Ir Ignas, tai mane nustūmė, tai galvoju, kad negalima daryti 5 pražangą. Tokio pasitikėjimo. Tai labai noriu, kad jiem ateitų tas pasitikėjimas ir jie stengiasi, dirba ir aš jais tikiu, ir komanda vis labiau geriau priima. Džiaugiuosi, kad mūsų retas. Kuo šiandien buvom geresni? Tai labai nestandartinis klausimas. Kuo buvome geresni? Nei aukštaūgiais negalėjom pasigirti, nei žaidimų po krepšiu. Gal tiesiog bekaitaliodami ten gynybą, neleidami žaisti, kaip jie norėtų. Tai visą laiką nemaloniausiai yra, kada tu kažką tai suplanuoji ir varžovas ypač ten šitoje vietoje tau neleidžia pasireikšti. Galbūt čia. Sunkios 3 dienos, ar ne? Šiandien varžybos, tuoj vėl su stipria komanda. Ir šeštadienį, aš važiuoju dieną. Prieš varžybos su Prienas sunkiausia. Taip, ten visą Lietuvą žiūri. Kaip prieš Prienus nutraukiau. Apie varžovus tiesiog. Principinė kova. Jie dabar panašaus stiliaus, sakyčiau, taip. Jie turėjo daugiau aukštaūgių, mes turėjom Baulėse. Dabar pas juos liko du žmonės, iš kurių ten Želionis
Žalionis daugiau mėgsta tokį lengvą žaidimą, ne kažkokį tai jėgos, ne centro žaidimą. Turim metiko. Mes turim dabar šiek tiek juos užslapstinę. Neleidžiam daug pasireikšti, mes čia daug neprimetam, to 3.8. O ir jų toksai stilius. Jeigu pataiko, tai gali bet ką nugalėti. Taip, kad žinodami tos kozirius, tai sakysim taip, kaip ir prieš varžovus dabar, prieš Juventosą, kaip sakau, kuo mes pranašesni, tai neleidom taip žaisti, kaip jie norėjo. Tai pasistengsim ir prieš Rūdupį sužaisti. Ar Juventus galima vadinti parankių komandą, nes laimėtas? Kokia? Parankių komanda. Parankė? Ne. Neparankė. Neparankė, tai čia yra visi šiauliečiai, jie ir žino, ir panašiai, kaip sakant, gaudo kur silpnesnės vietos. Čia Urbanas išėjo iš karto, ten išnaudoja su tais judesiais, kol mes dar išmokysim Julių ir Igną nešokinėti prieš Urbaną ir jam duoti tų įrašų pažiūrėti, tai dar daug laiko praeis. Visiems sakau, kad toks žmogus kaip Urbanas yra vienas. Niekas dar neišmoko tų apgaulingų judesių, tai va, ir jokio čia parankumo. Tikėjausi, kad Gumeniukas daugiau norės pasireikšti, bet mes taip pat jam neleidom žaisti ir sakėm, kad prieš jį reikia agresyviau ten žaisti ne iš po krepšio nugarą, bet prasiveržinėti, o Valdas ir kiti, kas ten susikeisdavo, norėjo prasiveržti. Neparankiau, kad laimėm, tai reiškia geresnė esame. Klaipėda taip pat neparankiai, bet irgi visus kartus laimėm. Tai šios taip pat. Kaip apskritai Gumeniukas atrodo Juventuse? Patobulėjęs? Nu, šiandien aš nemačiau jokio patobulėjimo. Kai pasižiūriu statistiką, tai jisai... Aš esu tokios nuomonės, jums čia gal ne visiems įdomu bus, bet pasakysiu, kad norint žmogų įlieti, negalima, kad jis viską darytų įlieti į komandą. Turi taip omeny, kad įjungti komandą, naujas atvažiuoja. Negalima, kad jis viską darytų gerai. Jis jeigu daro vieną dalyką gerai. Jeigu jis ten gali, pas kokiose čia rungtynėse žaidė, su pasvai. Jeigu jis gali 5 kartus nublokuoti, jeigu jis gali ten sudėlioti, įdėti, tai nereikia norėti, kad jisai gerai pasigins tą 1-1, kad jis gerai pasigins tą pick and rollą 2-2, ar dar kokį mes ten tokį pataikys. Dar to negalima iš jo norėti. Lygiai taip pat aš iš savo jaunų. Man patirtis sako, negalima taip iš. Jis viską gerai daro. Jis žiūrėk palik laisvės ir pataikys, ir gynyboje ten padėda. Reikia žmogus, kad pasitikėtų jis, kad kažką nors vieną dalyką darytų gerai. Ir tada gali tikėtis. Pavyzdžiui, žaidžia varžovai tokie, kaip mes dabar išeinam, Vasilius 5-0, Mindaugas 4. Nu, ką gali daryti Gumeniukas? Gali ateiti kažką pamosikuoti, Valdas ėjo pro šalį ir praėjo. Bet gali būti kita komanda, kur turės panašų žmogų, kaip jie, Petroponis būtų priešingoje komandoje. Tai labai gerai tokį turės. Ten nereikia jo gaudytis, paduos po krepšį ir ramus. O mes čia vargomės, ten puolėm po 2 dengtis, dar kažką. Turi tokį, tu gali spręsti tą klausimą, paprašiau. Ir, žodžiu, reikia iš jo norėti, kad jis vieną funkciją atliktų, o ne kažką, tai viską gerai. Taip, kad jeigu pamačiau, kad nusiima kamuolių, duoda tiek blokų, tai džiaugčiausi, jeigu jis visą laiką taip žaistų. Tai sakyčiau, kad eina į priekį. Dabar taip epizodiškai. Aš šiandien sakau, tai nelabai ką čia parodė. Nes mūsų geresni. Jūs negirdėjot, jis parodė. Lietuviškai visas spaudos konferenciją kalbėjo. A? Jis jau tada, Šaunuolis. po paskutinio varžybų prieš tai Šaunuolis. davė interviu, bet